jau labai seniai norėjau namą, bet niekaip nesiklostydavo aplinkybės, nes aš negalvojau, kad moteris gali pasistatyti namą. Važiuoju pro Krakiškių sodų ten tą namą ir ant jų tvoros ta iškaba buvo graži. Internete suvedžio BC namas ir ten viskas labai gražiai išrašyta. Kokie yra variantai, iki kokio lygio gali pastatyti ir net iki dantų šepetėlio gali. Pasižiūrėjom, kiek kainuoja ten neįrengtas naujos statybos butas, o čia faktiškai už tiek pat gali nusipirkti sklypą su įrengtų namu. Pagal savo poreikius aš truputį pakeičiau. Žodžiu, kur darom sieną? Čia, ten nepadarė, ten padarė, viskas labai lankščiai. Žodžiu, kaip nori, taip prikeičia. Tai realiai namuką, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, pradžia rugsėjo. Tai faktiškai 4-5 mėnesiai ir namuką pastatė. Kai įsikalbėdavom, kad statom namą, visi sakydavo, tai turbūt ne mažiau 200 kvadratų, nes čia 2 vaikai, čia reikia atskirų vonių, atskirų ten dar kažko. Ir kai pasakai, kad net yra tik tai 4 kambariai ir jie yra 80 kvadratinių metrų plote, visi tokia būdavo pauzė geroka ir sakydavo, tai kaip? Vis tiek, kadangi tu pats tvarkaisi tos savo namus, ar ne, tai gaila laiko visų pirma man švaistyti kažkokiam grindų plovimam, kada aš visą tą laiką galiu skirti savo šeimai, būti su šeima kažkur, galų gale atostogauti ant savo pievos. Alyva kokia nors augs, rožių bus daug. Čia gaminsiu valgyti. Čia gims mano šedevrai visi. Niekas neįsivaizduoja, kas tai yra realiai tokio dydžio namas ir labai gerai, kai gali tokį pamatyti, tada labai lengva apsispręsti.